namuose pirmam rate su šita komandai buvo susirinkę 6 mūsų komandos žaidėjai. Tai sunkiai sekėsi, irgi tikėjomės panašių rungtynių. Kas iš pradžių atrodė, kad bus lengviau. Turėjom netgi ganėtinai didelį skirtumą, 15-17 taškų. Bet trečiajam kėliny jaunimas tikrai ganėtinai stipriai atsigavo, pradėjo pataikyti. Buvo netgi įsiveržę į priekį, bet dėka mūsų Aido ištempėm šitas varžybas ir ganėtinai gerų skirtumų laimėjom. Tai laukiam atkrintamųjų ir ačiū užom. Pirmus 3 kėlinius laikėmės, kovojom, trečiam kėliny dėja pametėm, neatsakėm fiziškumų, kurį mums davė ir turim rezultatą, kokį turim. Ir tikrai reikia pasitengtis tom, fiziškai dirbti, nes fiziškai tikrai mus sužlugdė ir tiesiog pralaimėjom.